Hare Krishna tęsiame skaityti Bhagavad Gitos įvadą. Skirtumas tarp džyvos ir išvaros bus paaiškintas 13 Bhagavad Gitos skyriuje. Viešpats yra kšietra ge, tai yra, jis kaip ir gyvoji būtybė yra sąmoningas, tačiau gyvosios esybės sąmonė išplitusi tik savame kūne, o viešpatės sąmonė apima visus kūnus. Viešpats gyvena visų gyvųjų būtybių širdyse, todėl jis žino kiekvienos konkrečios džyvos mintis ir jausmus. Mums nevalia to pamiršti. Be to paaiškinta, kad Paramatma, aukščiausias Dievo asmuo, glūdi kiekvieno širdyje kaip išvara, valdovas, ir nurodo, kaip gyvajai esybei veikti pagal jos pačios troškimus. Gyvoji esybė pamiršta, ką turi veikti. Iš pradžių ji nutarė veikti tam tikrų būdų, o vėliau susipančioja savo pačios karmos veiksmuose ir atoveiksmiuose. Palikus vieną kūną, ji persikėlė į kitą lygiai taip, kaip mes užsivelkame ir nusimetame drabužius. Keliaudama iš vieno kūno į kitą, siela kenčia ankstesnės savo veiklos veiksmus ir atoveiksmius. Pakeisti veiklos pobūdį gyvoji būtybė gali tik tai pasiekusi dorybės būseną, būdama sveiko proto, suvokdama, kokios veiklos privalo imtis. Jeigu jai tai pavyksta, tuomet gali pasikeisti visi jos ankstesnės veiklos veiksmai ir atoveiksmiai. Vadinasi, karma nėra amžina, todėl mes ir teigiame, jog iš 5 tiesų išvara, džyva, prakriti, laikas ir karma amžinos yra 4, o karma nėra amžina. Išvara, turintis aukščiausią sąmonę, panašus į gyvąją esybę tuo, kad ir viešpatės ir gyvosios esybės sąmonė transcendentinė. Sąmonė neatsiranda kontaktuodama su materija. Tai klaidinga idėja. Bhagavad Gita nepriima teorijos, jog sąmonė išsivysto tam tikromis sąlygomis besijungiant materijai. Kaip spalvotas stiklas nudažo kokią nors spalvą pro jį krintančią šviesą, taip materialių sąlygų apdangalas iškreipia sąmonę. Tačiau viešpaties sąmoniai materija nedaro jokios įtakos. Viešpats Krišna sako, Maja diekšėna prakriti, viešpačiai nužengusi materialią visatą, materija jo sąmonė nedaro jokios įtakos. Jeigu materija veiktų viešpatį, jis negalėtų kalbėti apie tuos transcendentinius dalykus, kuriuos apreiškia Bhagavad Gitoje. Su materijos užteršta sąmonė negalima nieko pasakyti apie transcendentinį pasaulį. Taigi viešpats neužsiteršia materiją, o mūsų sąmonė šiuo metu yra užteršta materija. Bhagavad Gita moko, kad turime apvalyti materijos suterštą sąmonę. Kai sąmonė taps tyra, mūsų poelgiai derinsis su išvaros valia ir tai padarys mus laimingus. Netiesa, kad mes turime visiškai atsisakyti veiklos. Veikiau turime ją apvalyti. Tyra veikla vadinama bhakti. Iš pirmo žvilgsnio bhakti veikla panašiai bet kurią kitą, tačiau iš tikrųjų ji nėra užteršta. Neišmoningam žmogui bhakto veiksmai ir darbai gali būti panašus į įprastą veiklą, tačiau toks menką žinių kraitį turintis žmogus tiesiog nežino, kad viešpatės ir jo bhaktų poelgių nesutepa negrina sąmonė ar materija. Jie transcendentalūs 3 materialios gamtos būsenoms. Tačiau mes turime žinoti, jog dabar mūsų sąmonė yra užteršta. Kai mus yra užteršusi materija, vadinamės sąlygotomis sielomis. Klaidinga sąmonė paveikta įspūdžio, kad aš materialios gamtos produktas. Tai vadinama netikru ego. Tas, kuris pasinėręs mąstyti kūniškomis sąvokomis, negali suprasti savo padėties. Bhagavad Gita buvo išsakyta siekiant padėti žmogui atsikratyti kūniškos būties sampratos. Arjuna imasi neišmanėlio vaidmens tam, kad viešpats suteiktų šį žinojimą. Reikia atsikratyti kūniškos būties sampratos. Transcendentalistui tai pirmiausias uždavinys. Kas nori tapti laisvu, nori išsivaduoti, tas visų pirma privalo suprasti, jog jis nėra materialus kūnas. Mukti ar išsivadavimas tai išsivadavimas iš materialios sąmonės. Šrimad Bhagavatam taip pat pateikia išsivadavimo apibrėžimą. Mukti tai išsivadavimas iš materialaus pasaulio, užterštos sąmonės ir sugrįžimas į tyrą sąmonę. Visi Bhagavad Gitos pamokymai yra skirti tam, kad pažadinti šią tyrą sąmonę. Todėl ir baigiamojoje Gitos pamokymų dalyje mes matome,
kad Krišna klausė Ardžunos, ar jis jau atgavo tyrą sąmonę. Turėti išgrynintą sąmonę reiškia veikti pagal viešpatės nurodymus. Tokia yra išgrynintos sąmonės sąvokos esmė. Mes turime sąmonę, nes esame neatskiriamos aukščiausiojo viešpatės dalelės. Tačiau visada turime polinkį pakliūti žemesniųjų gamtos būsenų įtakon. Viešpačiui toks pavojus negresia, nes jis aukščiausiasis. Tuo aukščiausiasis viešpats ir skiriasi nuo sąlygotų sielų. Tęsime kitame video.